Sveiki draugai, atliekant apžvalgas įvairiuose Luxman audio technikos, visą laiką buvo minimas ir parodomas line phase sensorius, bet taip ir nebuvo parodytas ir paaiškintas jo veikimo principas. Na, kažkaip prabėgom, vis praleisdavau tą momentą, kol galų gale gavau pastabų iš savo bičiulio Igoriaus, linkėjimai Igoriui. Ir nusprendžiau, kad reikia parodyti vis dėlto ir paaiškinti, kaip iš tikrųjų turėtų būti ir kuomet tas line phase sensorius parodo, jog aparatas pajungtas yra teisingai arba neteisingai. Tai daugumų nuomonė gali būti tokia, kad būtent nuspaudus, tai yra prilietus pirštu ir pamačius, kad dega neonas, yra viskas pajungta teisingai. Iš tikrųjų tai ne. Tai būtent taip ir turi būti, kad neturi degti šitas neonas, tuomet galima sakyti, kad aparatas yra pajungtas teisingai. Jeigu jisai dega, mes turime neteisingą pajungimą. Nežinau, kiek tas turi įtakos, taip sakykime, pragmatiškai žiūrint, grinai iš techninės pusės, toks jis yra abejotinas dalykas, bet, iš principo, jeigu jis yra, tai kodėl jo nepasinaudojus. Tai va toks yra momentas. Nedega gerai, dega blogai. Tai atsiminkite tai. Ir iki sekančio karto, iki sekančio įdomus aparato apžvalgos. Ate.